palikom užkrutą. Pabandom vėlgi iš eilės visus, gerai? Tai tu skambinai vieną, tai dabar galim į kitą, kur dar neteko. Jo, bet mes galim paskambinti ir tą patį, nes ten administratorė bus tiesiog kita. A kur dabar skambini? Nors jinai žinos istorijų. Lazdynų baseinas? Alio, Alio, klausau. labas vakaras. Labas vakaras. Čia į baseiną paskambinau. Taip, Lazdynų baseinas. Žinokit, man tas skambina, aš šiandien pas jūs buvau baseine. Taip. Maudžiausi, žinot, ir buvau maudytis. Taip. Ir suprantat, po to nuvariau pas daktarą savo. Taip. Nu ir ką, žinot, pasidariau tos tyrimus, aš kažkaip taip pat, kai geras žmogus, žinot, noriu įspėti ir pasakyti. Taip. Tas daktaras man davė ten tą tyrimus padarė ir tos lapus parodė, tai žinokit, aš, turiu, kaip čia, bacilą. Nesupratau. Ta prasme, užkratą turiu ir dabar bijau, žinot, sako, tik neik niekur maudytis, jeigu buvai kažkur, tai būtinai paskambink. Tai... O Dieve, tai kokią tą bacilą dabar turit? Chlamidijos. Aha. Ir aš ten maudžiausi, žinot, ir tą vandenį taip dariau ir ten, ir buvau į burną paėmęs ir, kažkaip, tai visaip ten, žinot, ką žinau, nežinojau, kad sergu. O dabar, visas šašai dar čia tokie atsirado ant nugaros. Tik, palaukit, man tai, dabar jūs tik išsimaudėt ir jums taip tie šašai staigiai atsirado? Po daktaro, kai grįžau, tai nežinau, kažką jis man čia gal kokių vaistų davė ar ką, bet, tie šašai dabar tokie dideli, tokie, žinot, ir aš bijau, gal kažkokia pusė gal nukryta. Tai jūs anksčiau tą virusą turėjot? Ar ne? Ar kaip suprasti, ar jūs skaitot, kad čia baseinė? Ne, aš galvoju, kad aš dabar kažkokį užkratą į baseiną palikau. Dieve, koks jis sąžiningas tas žmogus, fantastika. Dabar taip, jūs taip labai nepergyvenkit, ačiū Jums, kad Jūs paskambinote. Jūsų vardas Mantas, aš dar užsirašysiu Jūsų telefoną, jeigu Jūs man pasakysit. Pasakysiu aš tą telefoną, bet žinot, aš pavyzdžiui, kai atėjau, aš visur praėjau. Ta prasme, ne tai, kad sakė, kad gali ir per seilės ten ir kažkaip prisilieti irgi gali persiduot, tai aš visur ten lėčiausi. Tai dabar reikia gal perskambit kitiem dar. Ne, žmogau. Svarbu, o ką medikai sakė? Ką medikai sakė? Dabar, niekur nebeit. Negaliu net kontaktų. Tai visiems ir skambinu, dabar tik per telefoną galiu kalbėti. Supratau. Kaip jūs sakėt, chlamidijos? Chlamidijos. Ir šašai ant nugaros didelė. Ir kaip jie greitai pasireiškia tie šašai? Dabar kažkaip paintensyvėja, aš nežinau, gal ir stresas. Matomai, chloras suerzino. Jis, vis tiek vanduo tai chloruotas. Taip kaip ir priklauso, mes kad apsisaugoti ten tų virusų, jeigu vanduo būtų nechloruotas, tai čia aš nežinau, kas čia būtų. Čia tragedija būtų. Bet tai čia tam jis ir chloruojamas, kad nepersiduotų kitiems, bet tai, visokių ir vaikai maudos ir tokie kiekiai žmonių. Tai aš nežinau, kaip. Jūs turėjot vienkartinį pirkot, ar abonementą turite? Aš buvau šiaip, kažkaip galvoju, rinksiuos tą baseiną, kur čia plaukiot, žinot, maudytis ir man tos simptomas dabar, kai pradėjau vardint, sakė, pradės berit, žinot, kad kažkaip čia nugaros ir sakė, kartais biški balsas pradės strykti, aš nežinau. O tai jums vaistus paskyrė dabar? Jo, paskyrė. Kągi, ačiū. Paskyrė. Ir tos vaistus ir aš... Dabar net nežinau, ką daryti iš tikrųjų. Atrodo... Labiausiai bijau, kad balsas nepradėtų, suprant? Aš turiu gražų balsą. Kaip aš dainuoju daugiausiai. Ir dabar jeigu ant balso dar pereisti, tai iš vis... Blogai tada. O Dieve mano, tai jūs rimtą gydytoją ten turit, kad, Rimtas gydytojas, suprantat, ir jis ten viską tenais jis turi, žinot, ir patarinėja, ir tos vaistus išrašė. Dabar tai sakau, dabar sėdžiu vienas ir skambinėjau visiems. Supratau. Jūs nieko
Nežinau. Man tai ačiū Jums labai už skambutę. Tai mes linkime pasveikti Jums, kad neturėtumėt problemų niekur, jokių rimtų problemų. Nu gal čia tik tai išgąsdino, gal čia dar su kažkuo pasikonsultuoti reikia. Nu ir kągi, labai dėkui Jums už skambutę. Jeigu jūs... Galima dar jūs truputį sutrukdyti. Tai prašau. Iš tikrųjų, jūs trukdo radio stotis Zip FM. Zip FM. Mes juokaujam, ponė. Labas Mes vakaras. norėjom pažiūrėti, kaipgi jūs sureaguosite, jeigu kažkoks klientas būtų tai padaręs. Tai jūs norit pasakyti, kad mane dabar į eterį išleisite? Taip, jūs esate tiesioginiame eterį. Galite perduoti linkėjimus savo artimiesiems, jūs pasirodėt kaip esanti Nu išgąsdinot. itin gera darbuotoja, besirūpinanti kiekvienu klientu. Ačiū Jums labai, bet išprovokavote mane, taip dar nebuvo. Nu, turėsit smagią istoriją papasakot bendradarbiams. Taip, išsigandau, Jūs juokaujat. Aš iš tikrųjų pergyvenu dėl kiekvieno kliento. Labai Ir gerai. vaikai baseinė ir visokių, nu, kad absurdas kažkoks. Nusiraminkit, gero darbo pabaigos. Viskas juokais. Viskas juokais. Pokštininkai. Oi, Špausime. gero vakaro, būkite sveiki. Ačiū. Ačiū ir Jūs taip pat. Viso iki. Viso